Treneris, sveikinam su pergale. Galbūt kai kuriam žaidėjams tai bus lūžio rungtynės, kaip manot? Be abejo, tas rezultatyvumas mums reikalingas, nes taip sunku mums prieš stipresnės komandas pataikyti. Bet kaip bebūtų vis tiek, komandas ta fizinė forma manęs dar nelabai tenkina. Reikės dar dirbti ir dirbti. Ar yra žinių, kada grįš traumuotas žaidėjas? Tikimės, kad jau treniruočių procese Gintarė pasijungs kitą savaitę, o Gabi išsamus tyrimai yra atlikti, rytoj eis pas daktarus ir ten gaus informaciją, kokio rimtumo traumų. Treneri, ką komanda šiandieną darė gerai ir ką darė blogai? Gerai, nieko. Sąžiningai nieko. Ant galo tik tais jau kažkokia idėja prasidėjo bent jau žaidžiant puolime, gynyboje, o apskritai pradžioje tiesiog sudievinom varžovės, kažkodėl mums pasirodė, kad čia kažkokia ypatinga komanda. Dabar ruošiamės CMBet ir atsimsim prieš CMBet. Aušrinė, kiek naudos davė šios rungtynės jūsų komandai ir tau pačiai? Daug naudos, vis tiek kiekvienos rungtynės prideda kažkokios patirties. Čia žaidėm prieš labai patyrusias krepšininkės, ta pati Šulskė, Druskytė, jos turi daug patirties, pamoko mus pamokų, pasimokinam visko, ką galim tiek gynyboje, tiek puolime. Nežinau, visos varžybos duoda kažko, tai šį kartą tikrai davė mums patirties, visos galėjom pažaisti, visos pasitreniravom, ką galėtumėm kitaip daryti kitose varžybose, tai jo, daug pamoko. Kokie trenerio buvo akcentai prieš šias rungtynės? Prieš šias rungtynės, jų buvo maža rotacija, jos buvo tik 8, tai norėjom išvarginti, norėjom paspausti, bet ne viskas pavyksta taip, kaip pagal planą buvo ir tiesiog paleidom rungtynės pirmam kėliny ir jau vėliau sunku buvo grįžti.